prisijungė į mūsų laidą Kultūros atspindžiai. Na ir šiandien susirinkome aptarti Kinijos naujųjų metų svarbos kinų tautos identitetui. Visų pirma, norėčiau pristatyti, kas yra tautos identitetas ar tautinė tapatybė. Tai šalies ir šalies piliečių tapatybė, kuri yra pagrįsta tradicijomis, tiek kultūrinėmis, tiek istorinėmis, taip pat moralinėmis vertybėmis bei tam tikrais idealais. Na ir būtent mes šios laidos metu labiau analizuosime kinų būtent naujuosius metus kaip šventę, kuri padeda išsaugoti tautos identitetą. Na ir pirmoji mūsų laidos viešnia, istorikė Meda, būtent pristatys plačiau kinų naujuosius metus. Prašau, žodis jums, Meda. Ačiū labai. Sveiki visi, esu istorikė Meda. Kaip ir minėjo, šiandien pakalbėsiu apie kinų naujųjų metų, iš kur atsirado ta šventė visa ir papročiai. Tai nuo seniausių laikų žinome, kad Kinijai yra labai svarbus protėvių papročiai ir veiklos. Kinai laikui einant vis laikosi tų pačių ar netgi panašių tradicijų, o pati šventė yra susitelkusi į protėvių garbinimą, piktų dvasių naikinimą ir gero derliaus norą. Dauguma Kiniją atspindinčių simbolių yra kilę iš naujųjų metų tradicijų, tokie kaip drakono ar liūto šokis, gėlių turgus ir kitos įvairios tradicijos. Kinų naujieji metai dar taip pat vadinasi pavasario festivalis, kadangi jis prasideda nuo pavasario pradžios ir žymi žiemos pabaigą bei pavasario pradžią. Yra labai daug mitų apie tai, kaip atsirado visos naujųjų metų tradicijos ir vienas iš jų apie mano jau minėtą drakoną, mitinę būtybę Najaną. Ji buvo baisi būtybė, kuri valgė gyvulius, javus ir netgi žmonės, visą žmonių derlių. Ir tam, kad jis baigtų pulti žmonės, šie savo maistą padėdavo prie durų. Taip pat buvo išsiaiškinta, kad tas drakonas bijo didelių garsų, sprogimų ir raudonos spalvos. Ir nuo to laiko yra kilusi tradicija per kinų naujuosius metus sprogdinti fejerverkus ir vienas iš simbolių tapo tas raudonas drakonas. Na ir žinoma, dėmesys šeimai kinų naujaisiais metais yra labai didelis. Anksčiau minėti protėviai visgi buvo šeimos dalis, kuri laikui bėgant yra neatsiejama nuo tradicijų. Pavyzdžiui, viena iš tradicijų yra naujųjų metų dieną bažnyčioje uždegti smilkalų ir melstis už protėvius įvairius norus, kadangi žmonės tiki, kad meldžiantis tą dieną, pirmą metų dieną, Budos geriau išgirs visus norus. O kinų naujieji metai yra visgi skirti suburti šeimą ir būti dėkingiems. Supratome, labai ačiū už tokius įdomius faktus ir įžvalgas. Na, o dabar noriu pakalbinti antrąją mūsų laidos viešnią. Tai yra Gerda, kuri jau ilgą gana laiką, kaip suprantu, gyvena Kinijos sostinėje Pekine. Tai sveiki, Gerda, labai smagu jūs turėti čia mūsų laidoje. Na ir sakykite, kiek laiko jau gyvenate Kinijoje? Kinijoje gyvenu apie 5 metus jau. Na, tai tikrai nemažas laiko tarpas, tai tikriausiai per šį laikotarpį teko paminėti ne vienus naujuosius metus. Na, tai labai būtų įdomu iš jūsų išgirsti, kaip šventėte juos, kas labiausiai galbūt sužavėjo. Na ir kaip manote, kuom tai yra susijęs su būtent tautos identiteto išsaugojimu? Na, labiausiai mane turbūt sužavėjo tai tradicija, kad per naujuosius metus yra dovanojami pinigai. Pas mus Lietuvoje to nėra. Jie yra vadinami Hangpau ir jie yra įteikiami vaikams ir neįgaliesiems giminaičiams. Ši dovana Kinijoje yra kaip simbolis gausumo ir sėkmės. Tai yra kaip palinkėjimas visų šitų vertybių kitiem metams. Taip pat mane labai sužavėjo, kad jie turi taip pat ir naujametinį maistą, kaip ir mes. Ir kai kurie maistai turi tą tokią simbolišką reikšmę.
Tarkim, pavyzdžiui, žuvis simbolizuoja turtus, o koldūnai arba dumplings gali simbolizuoti turtingą ateitį. Šie simboliai ne tik prisideda prie tokios šventiškos atmosferos, bet ir savaime perduoda vertybės ir tikslus kitiems metams, kurie tikrai yra pakankamai svarbus kultūrai. Taip pat netgi paprasčiausi fejerverkai ir petardos turi sąsają su kultūra ir mitologija. Fejerverkai ir garsios petardos yra naudojamos kaip blogio atsikratymų metodu, bandymas juos išgąsdinti ir yra manoma, kad tai pritrauks gerąsias dvasias, be to labai daug kinų tradicijų yra susijusios su būtent senovės mitologija, o tai, mano manymu, stiprina tautos prisirišimą prie savo kultūros, istorijos ir tautinės tapatybės. Dėkoju Jums. Ačiū labai, Gerda, už tokį išsamų pasakojimą apie naujuosius metus Kinijoje. Na, o dabar norėčiau tuomet pakalbinti mūsų paskutinėje laidos viešnią, Korneliją, kuri yra VDU 3 kurso studentė, studijuojanti Rytų Azijos šalių kalbas ir kultūras. Labą dieną. Sveiki, Kornelija. Taigi papasakokite būtent, kokie simboliai siejasi su kinų naujaisiais metais, kokia jų reikšmė kinų tautai. Taigi pagrindinis kinų naujųjų metų simbolis yra raudona spalva. Ir būtent daugelis kinų naujųjų metų dekoracijų būna raudonos spalvos, kadangi Kinijoje, kaip ir daugumoje Azijos šalių, raudona spalva yra asocijuojama su sėkme ir laime. Dekoracijoms neretai būna naudojami ir slyvų žiedai, kurie simbolizuoja drąsą ir viltį ateinančiais metais. Taip pat dar vienas kinų naujųjų metų paprotys yra raudonų vokų, kuriuos minėjo Gerda, dovanojimas. Taip pat kaip ir pas mus vakaruose, taip ir Kinijoje yra 12 zodiako ženklų, tačiau yra du pagrindiniai skirtumai. Tai Kinijoje zodiako ženklai yra gyvūnai ir jie keičiasi ne kas mėnesį, kaip yra įprasta pas mus vakaruose, o kas metus, būtent per kinų naujuosius metus. Ir kiekvienas iš gyvūnų, kuris yra zodiako ženklas, turi tam tikrą reikšmę. Taip pat yra tikima, kad priklausomai nuo to, kokio gyvūno metais žmogus yra gimęs, priklauso ir jo asmenybė, bei yra tikima, kad žmogus perima tam tikras charakteristikas, kurios yra priskiriamos tam gyvūnui. Tai pavyzdžiui, žmonės gimę tigro metais yra drąsūs ir pasitikinti savimi. Na, labai ačiū, Kornelija, Jums už įžvalgas ir perduotas žinias. Na, kaip matome, kad tikrai labai ryški šventė yra kinų naujieji metai, o laidos svečiams labai ačiū būtent už tokius išsamius pasakojimus. Labai įdomu buvo išgirsti iš skirtingų būtent kontekstų, ką reiškia ši šventė kinų tautai. Na, o laidos žiūrovams ačiū Jums už dėmesį, ačiū, kad buvote. Tikiuosi, kad pagilinote savo žinias būtent apie tautos identitetą ir kinų naujuosius metus. Ir sakau Jums iki kitų kartų.